Labą dieną, Katažina. Labas, Muhammad. Kaip sekėsi? Labai gerai, o tau? Neblogai, šypsau. Ir kaip vasarą atostogavo, ar jau viskas? Atostogavau, bet dar atostogausiu. Dar Važiuosiu į pajūrį, į Neringą. geras imunas, man leidžia tik vieną kartą vasarą. Aš nedirbu dabar jokiai įmonėje, aš pati savo direktorė. Pats savo bosas. Taip. Ir neblogai. Gerai, tada šiandien ir pokalbį įrašysimas. Ir šiandien mes reikia bendrauti apie tavo istoriją ir tavo love for dog, mylimiausia su šuniukams, kaip? Mano meilė šunims. Meilė šunims. Ir nes aš mačiau, ką aš atsimenu, tu turėjo kažką, kaip tavo istorija, nes bažnyčioje buvo 4 šunims ir tu pasiimi 4, tada 2 kažkada su ir 2 dabar yra su tavai. Bosas ir Lisa. Teisingai, labai gerai prisimeni. Ir gal kartais netgi galima bus išgirsti, kaip jie dabar loja kitam kambarį. Bet iš tikrųjų, aš priglaudžiau 4 šuniukus, visai mažyčius. Jie buvo pirmiausia priglausti Naujosios Vilnios bažnyčios kunigo, nes kažkas paprasčiausiai paliko mažus šunyčius prie bažnyčios. Spėju, nenorėdamas padaryti nieko jiems blogą, tai nusprendė, kad galima juos šiaip palikti. Ir atsitiko taip, kad informaciją apie šuniukus pamatė mano sesė. Informaciją paskelbė tuo metu šuniukų prieglauda. Ir ilgai nesvarstydamos mes su sesė nuvažiavom iki Naujosios Vilnios ir paėmėm 4 šuniukus. Just like that. Jep. Žinai, kam imti tik vieną, jeigu galima visus 4. Sorry. Kaip buvo emocija, nes varom į Naująjį Vilnių ir pasiėmė 4, nereikia galvoti taip, jeigu turi laikų, galima, negalima, jeigu planuoja apie šuniukams, nes mano sesuo turėjo ir vaikams norėjo, bet sesuo sako, tau reikia pagalvoti, nes visi turėjo mokyklą ir tada man bus blogai ir tu varom Naująjį Vilnių, pasiėmė 4 šuniukas. Arba buvo emocija, arba kažkas, arba love for the dogs. Iš tikrųjų buvo truputėlį kitaip, nes kai mes važiavom pasiimti visus tos šuniukus, tai planas nebuvo pasiimti visų. Planas buvo pasiimti 1 ar 2, kadangi galvojau, kad galimai aš juos prižiūrėsiu kažkiek laiko, gal kažkokie pažįstami dar prižiūrės ir aš tuo metu neplanavau tikrai pasilikti tų šuniukų savo. Aš tiesiog žinojau, kad tuo metu jiems tikrai reikia pagalbos. Bet jau, kai mes buvome labai arti tos bažnyčios, aš dar kalbėjau telefonu su kunigu, klausdama tiksliai, kur privažiuoti. Aš jam telefonu su sesė tiksliai nepasitarus pasakiau, mes paimsim visus 4. Nes aš supratau, kad negaliu dabar atvažiuoti ir išsirinkti 1 ar 2 ir palikti kitus likimo valiai. Aš supratau, kad vėlgi supratau. Tai buvo labai daug emocijų, tai buvo ta meilė šunims. Ir aš supratau, kad aš čia ir dabar turiu pasiimti juos visus, turiu juos išgelbėti. Ir planas pirminis buvo, kad paimu visus 4 ir tada visiems surasiu šeimininkus. Bet, well, yra truputėlį kitaip. Šenulis. Mano tėtis nebuvo taip nudžiugęs. Kai jis pamatė 4 šuniukus, jis nežinojo, ką sakyti, jis liko be žodžių. Bet dar 2 yra su sesute? Ne, iš tikrųjų, kai mes juos paėmėm, mes planavom surasti šeimas visiems 4. Bet vieną iš jų aš iš karto įsimylėjau,
Tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio, tai buvo bosas. Ir mes įdėjom į Facebooką tuo metu ir veterinarė taip pat pasidalino 3 šuniukų nuotraukomis, bet to vieno mes nedėjom, nes aš jau iš karto turėjau labai didelį, kažkokį ryšį su bosu. Ir planas buvo surasti šeimininkus visiems 3 ir pasilikti gal tik vieną. Galiausiai 2 šuniukams mes suradom šeimininkus, nors vienas iš jų gavo šeimą iš karto ir viskas tiko. Antras šuniukas nuvažiavo į vieną šeimą, tačiau po savaitės ar 2 grįžo, nes, žmonės greičiausiai nesitikėjo, kad maži šuniukai daug kakoja, daug valgo ir daug loja. O 3 šuniukas, tai mano dabartinė Lisa, iš tikrųjų irgi buvo nuvažiavusi pas vieną merginą namo, tačiau pasirodė po kažkurio laiko, kad ta mergina turi alergiją šunims. Ir po kažkurio laiko, nors ta mergina labai norėjo pasilikti šuniuką, tiesiog negalėjo fiziologiškai gyventi su šunim, nes alergija buvo labai sudėtinga. Ir taip Lisa grįžo ir tada aš supratau, kad aš nenoriu Lisos niekam atiduoti. Ir taip aš pasilikau 2 šunis. Bet bus dabar bus visų gyvenimas pas tave, ar nori kažkada nors planuoti, dovanoti su kitiems? Ne? No. Aš juos pasiliksiu. Nebent ištiktų kažkoks, nežinau, labai netikėtas gyvenimo įvykis ir, sakykime, kažkaip aš negalėčiau jais pasirūpinti, tada galbūt aš pagalvočiau apie tai, kad reikėtų jiems surasti kitus šeimininkus, bet tokių planų nėra, aš noriu jais rūpintis, tai yra mano atsakomybė, tai yra mano augintiniai, aš turiu jais pasirūpinti. Taip, dabar tavo vaikai. Ja. Taip. Bet kokiu būdu šitą, nes jeigu negalima dar papildomai šuniukas paliktų prie bažnyčioje, bet nėra kažką organizacija ar kažką, tai reikia paskambinti, o mes turim papildomai, arba kaip lietuvių shelter house. Prieglauda. Prieglauda reikia informuoti, nes jeigu bažnyčioje nieks nemačiau visą naktį, tada bus, nežinau, gyvas, negyvas kitą dieną. Tai iš tikrųjų labai panašiai ir buvo, nes kunigas pirmiausia paskambino į Tautmilės prieglaudą ir Tautmilės prieglauda dėja ar tuo metu negalėjo priimti tų šuniukų. Tai tiesiog berods buvo sekmadienis ir kaip ir galima pagalvoti, kiekvienoj prieglaudoje šuniukų yra labai daug, tai tos galimybės kartais yra labai ribotos. Bet prieglauda irgi padarė savo darbą, nes jie paskelbė šitą informaciją Facebook'e ir būtent tokiu būdu mano sesė ir pamatė šitą informaciją apie šuniukus ir greičiausiai, jeigu tuo būtų pasidalinęs vien kunigas, tai tokios sklaidos internete tie šuniukai negautų, bet būtent Tautmilės dėka sesė pamatė ir mes būtent tada jau nutarėm, kad pasirūpinsim tais šuniukais. Greičiausiai, jeigu mes nebūtume sureagavusios gan greitai, didelė tikimybė, kad tie šuniukai ir atsirastų kažkokioj prieglaudoj. Bet kažką reikia, bet kaip procesas, nes jeigu matosi kažkas šuniukas kažkur, jeigu nori priglausti. Ir reikia iškart pasiimu ir į veterinarijos, reikia apžiūrą, arba kaip tu rekomenduotum, nes jeigu yra irgi dar kiti žymenų su kaip tavo širdis ir truputį. Tai iš tikrųjų, ką mes pirmiausia padarėm, tai nuprausėm šuniukus, nes jie buvo nešvarūs po kelionės. Tai po kvapnios vonios
Kitą dieną mes nuvežėm visus 4 į veterinarijos kliniką. Aišku, tada veterinarė apžiūrėjo tus šuniukus. Pirmas iš dalykų, kurį rekomenduotų turbūt kiekvienas veterinaras, tai nukirminti šuniukus. Tai vadinasi, jiems reikia suduoti tam tikrą tabletę, bet viskas turėtų būti pagal veterinaro rekomendacijas, nes tam tikram svoriui skirta tokio ar kitokio dydžio tabletė. Aišku, jeigu veterinarė iš karto pastebėtų, kad šuniukai kažkaip negaluoja, gal kažkokių kitų rekomendacijų turėtų, bet toks standartinis procesas yra nukirminti, tada po 70 dienų reikėtų juos skiepyti pirmą kartą. Ir tada, iš tikrųjų praleidau vieną momentą, nes nukirminti reikėtų 2 kartus. Tiesiog įsitikinti, kad jie neturi jokių parazitų. Ir tuomet šuniukai yra skiepijami. Skiepų yra keli. Tai vėlgi yra nuo infekcijų, yra nuo pasiutligės. Ir tie skiepai pagal viską jie yra reguliarūs. Kas kažkiek laiko tu vis tiek nukirmini ir skiepiji, nukirmini ir skiepiji. Kai kurie skiepai yra vienetiniai, kai kurie yra reguliarūs, bet viena iš pirmųjų dalykų tai važiuoti pas veterinarijos gydytoją, pirmajai apžiūrai, nukirminti. Tuo metu labai svarbu stebėti šunų išmatas ir jeigu pastebima kažkokių parazitų, tai informuoti gydytoją ir tada būtinai reikia nukirminti antrą kartą. Ir toliau, reikėtų tiesiog stebėti šuniuką. Po skiepų irgi labai svarbu stebėti šunis, nes aš turėjau labai nemalonę patirtį su mano Lysa, su mano kalyte, nes po pirmojo skiepo nuo pasiutligės mums grįžus namo Lisa ištino, jai pradėjo ašaroti akis, tai buvo alerginė reakcija būtent skiepui. Ir mes su sesė ilgai nedvejodamos paskambinom veterinarijai ir jie paskubino, kad mes kuo greičiau atvažiuotume, nes tai yra alerginė reakcija. Ir jeigu mes būtume kažkiek uždelsusios, tai tiesiog jos kvėpavimo takams ištinus, ji būtų uždususi. Ir dėl to, pavyzdžiui, labai svarbu stebėti šunis po tam tikrų injekcijų ar tai vaistų, nes gali iškilti labai skirtinga reakcija į vaistus. Okay. Bet yra procesai, bet nes visų tavo šuniukas, kada pasiimi, buvo labai mažai. Tai man tau buvo lengviau pasiimti ir reikia iškepti ir viską procesai. Arba nežinau, jeigu yra nemažas šuniukams, tada lengviau su mažas šuniukams ar didelėms? Metai, 2 metai. Žinok, tai yra labai skirtingas dalykas. Aš asmeniškai nesu pasiemusi suaugusio šuns. Bet priklauso nuo to. Buvo prieš šuniukams kitas, ne dabar prieš tavo gyvenimas, tu turi šuniukas? Turėjome šunį šeimoje, bet mes jį irgi pasiėmėm nuo mažens. Tai, skirtumas tas, kad kol šuniukai yra maži, tai dėja, bet, kaip ir minėjau anksčiau, jie daug tuštinasi, daug valgo, daug griaužia. Tai jie tiesiog reikalauja labai daug laiko, labai daug priežiūros. Reikia juos išmokyti tuštintis lauke. Reikia jiems skirti pakankamai laiko, kad jie visko nesugriaužtų. Kitas dalykas, reikia įsivertinti, kad jie yra vis tiek šunys, kurie auga, kurie kaip ir žmonės keičia dantis. Tai jiems taip pat kaip ir vaikams niežti dantenas ir jie nori kažką griaužti. Tai yra natūralu, tik
labai svarbu nukreipti jų tą energiją tinkamą linkme. Aš tuo dalinuosi, bet pačiai turint 4 šunyčius, o po to 2, tai nesisekė labai gerai. Tai buvo labai sudėtingas procesas. Tikrai namie buvo sugraužta daug daiktų. Ir vėlgi, jeigu daryčiau tai dar kartą savo gyvenime, aš dabar jau žinau, ką daryti, ko nedaryti. Ir manau, man pavyktų geriau išauklėti savo šunis, išvengti kai kurių klaidų, bet jeigu mes kalbam apie suaugusio šuns priglaudimą, sakykime, metų ar 2, metų šuo tai yra irgi pakankamai jaunas, 2 metų, tai vėlgi reikėtų labai įsivertinti, kokiamis sąlygomis tas šuo gyveno iki šiol, ar jis gyveno lauke, ar prieglaudoj, ar namie. Ir vėlgi pagal tai žiūrėti, ar reikia kažkaip keisti įpročius, ar galima tiesiog likti su tais pačiais. Tai labai, toks įdomus dalykas. Reikia labai tiesiog įsivertinti situaciją. Aš irgi norėjau, bet man atrodo, kol kas ne, su išparduok informaciją. Man atrodo, ne mano gyvūnas, šuniukas. Šuo ne tavo gyvūnas? O kas katinas? Ne, žuvis, mažas žuvis. Vandens išpirkti, nereikia pasivaikti su žuvis apie litras ir mažiukas, nedidelis. Mažiukas su kompiuterinės tas stalas. Jo, aš mačiau senukai, aš galvoju, tai dabar, man atrodo, man reikia kažką pek, bet ne katė, ne šuniukas. Kol kas aš pradėsiu su žuvim, mažas, goldfish. Gera pradžia. Gali pasibandyti. Aš man labai mėgsta papūgą, bet aš nežinau, aš niekada mačiau Lietuvą papūgą kažkur su žmonėms, ar nežinau. Man atrodo, ne šešėlinė apie papūgą. Aš, kiek man teko matyti, yra žmonių, kurie augina papūgas, tik man jų gaila, jūs gyvena narve. Jo, stresuotai ir, nežinau, jeigu yra tropical variantas papūga, tada dar blogai. Jeigu žmonės sunku, be saulė apie pusę metai, tada, nežinau, papūga irgi suicide. Papūgai irgi bus sudėtinga. Ir tada, ką tu rekomenduoti, reikia priglausti? Priglausti? Adoption. Bet ką tu nori pasakyti? Adopt. Man sunku pasakyti šizat, kaip? Pasakyk angliškai ir tada išversim į lietuvių. Adopt the dogs. How? Priglausti. Priklausti. Priklausti. Okay. Mhm. Tai geriau priklausti ar reikia geriau nusipirkti?